atvykome Vytarą aplankyti. Ką Vytaras palinkės mums? Tai visada gero kelio pažinimo, džiaugsmo, svarbiausia. O, ačiū labai. Paragauti visokių skonių turbūt. Sveiki. Sveiki. Šį gražų gegužės savaitgalį bandysim važiuoti iki Dzūkijos. O kur keliukai mus nuveš? Žiūrėsim, ką mes naujo jums parodysim, ko nematėt. Reikia jūs nustebinti kažkuo tai. Važiuosim motociklu. Taip. Motociklą susiruošiam. Pirma, tai aišku, ką žiūri motociklininkai, tai pirmiausia, aišku, pasižiūri į dangų, į galimą orą. O dangus kažkoks tai nieko labai gero nežada. Truputėlį niaukėsi. Bet mums zin. Bet mes kažkaip nusiteikėm, jeigu ką pakeičiam kryptį arba kažkaip išsprendžiam, turime visokių ir priemonių apsaugai nuo lietaus. Bet aišku, ką svarbiausia, tai moteriai, kai susikrauti, reikia į motociklą kelioninį savo bagažą, čia visko mažai telpa. Ir aišku, kuprinytės ir va šitas šita mano. Šita tavo, ten mano, tai ten keli drabužėliai pasikeitimui, ten šiltesnių drabužių, bet kai ką svarbiausia, va čia susidedam į šitą barą. Čia įdomiausia šita bagažinė ir ką mes čia, ir aš ką čia susidedu, tai savo asmeninius visokius reikmenis, šiltesnė striukė, kas labai svarbu. Špaklių. Špaklių, kosmetikos, SPF, saulėje truputėlį apsisaugot reikia. Šitas labai svarbus, jau mes daugelį metų vaistinėlė, nes niekada nežinai, kur ką prireiks. Ar galvai, ar skrandžiui, ar pilvai, ar nosiai ir taip toliau, žodžiu. Bagažiukas sudėtas. Mes išvažiuojam tik vienai dienai šiandien, bet pagrindinis rinkinys yra toks. Tai kągi, geros mums kelionės. Tai ir atvykome. Merkinės, Papilys ir dvarvietė. O vaizdai atsiveria štai kokie. Vytaras Radzevičius kviečia aplankyti Merkinės dvarvietę ir paskanauti puikių patiekalų. Keliautojų laukia lauko restoranas, vasaros kiemas, įspūdingų pavadinimų. Pasaulio puodai. Žurnalistas, keliautojas, kulinarinių knygų autorius Vytaras Radzevičius sako, kad restoranas įsikūręs viename gražiausių Lietuvos kampelių. Prieš akis kyšo nuostabus Merkinės piliakalnis, šalia Nemuno ir Merkio santaka. Tolumoje linguoja Paušys. Kelionė į Merkinę labai įdomi ir kupina įspūdžių. Aplankėme istorinės ir kultūrinės vietas. Merkinė yra vienas iš tų miestelių, kurie amžių tėkmėje įpynė savo vardą į didelių istorinių įvykių nėrinį. Merkinė miestelis Varėnos rajono savivaldybėje, Nemuno dešiniajame jo krante, Merkio santakoje, Dzūkijos nacionalinėme parke. Miestelio istorinė dalis paskelbta urbanistikos paminklų. Merkinė garsėja gastronomijos turizmų, juodosios keramikos amatais, istorijos ir gamtos paminklų gausa. Aplankėme Merkinės piliakalnį. Tai istorinė vieta su įspūdingais vaizdais į Nemuno ir Merkio upes. Merkinės piliakalnis tai senovinė gynybinė struktūra, kuri buvo naudojama dar viduramžiais. Piliakalnis svarbi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gynybinė vieta ir strateginis taškas.
Jis buvo pirmą kartą paminėtas 1359 metais istorinėse kronikose. Piliakalnis turėjo medinę pilį, kuri buvo svarbus gynybinis objektas prieš kryžiuočius. Piliakalnis įsikūręs ant aukšto kranto, kur Merkys įteka į Nemuną. Iš čia atsiveria nuostabūs vaizdai į aplinkinius miškus, upes ir slėnius. Dėl savo aukštumos Piliakalnis suteikė puikią apžvalgą ir strateginę vietą, kuo mes ir mėgavomės keliaujant. Laiptai į dangų. Mums toks truputėlį ištvermės žygelis. Labai gerai. No. Lipam ten dar. Kas paims vėliavą? Žaidimas. Papilys. Kaip valdovai atsisėdo ir žiūri Valdovo kėdė. į Lietuvą. Šarūnas sostas. Imk, aš būsiu Šarūnas šiandien. Nu gerai, Šarūnai. Šarūnas. Ką matai? Graži Lietuva. Savo valdas apžiūriu. Laukiu atvykstančio pasiuntinio iš Varšavos. Kokia graži Lietuva. Vau, kai tik truputį nors pakylė ant kokio piliakalnio, vaizdas iš karto pasikeičia. Atvykome Vytarą aplankyti. Vytaras pasaulio puodai, dešrelių kepimas. Procesas vyksta. Ar dar gausim kažkokio pasaulio puodo paragauti? Yra dar visko. Merkiniai. Turit, mama, pirštinės atneša žmonės auką. Čia tokia, kad būtų tvirtesnė. O, va. Ką Vytaras palinkės mum? Tai visada gero kelio pažinimo, džiaugsmo, na, svarbiausia. O, ačiū labai. Paragauti visokių skonių turbūt. Nes viena iš kelionių būna tokių pasimėgavimo, tai visko paskanauti, paragauti. Nu, va, o Tai Lietuvoje... gastronominis turizmas pats geriausias. Per pilvą gali ne tik žinot, bet ir patirti malonumą. Faina. Vasaros laikotarpis tas toksai, nu, pavasario vasaros toks po atviru dangum, galima daug, va, po obelim, va, savo atsisėti. Tai čia ir jūsų sodyba kažkur netoli, Vytarai, ne? 10 kilometrų. Nu, faina. Faina. Stebėjom, tik tai kažkaip nutrūko. Dar gal bus antras sezonas. Nu, kaip atrodo pasaulio puodai. Klausyk, va, pasaulio puodė verda. Įdomu, čia paslaptis. Sulbytė tokia turėtų būti šipulinė. Ima, kaip manai, kas tam puodė verda? Arba jau nesivaizdo. Tam žuvienė. Žuvienė. Paršelio. Paršelio rojus.
ką skanaus? Pilvas tuščias po kelionės. Grėpsime paršelį. Nu va, po pietų. Ilsimės labai gražioj vietoj. Tiesiog čia, net nežinau. Net nežinau, kaip išsakyti, kad galima žiūrėti ir žiūrėti va šitą vingį. Bet pasižiūrėk, kad tas toks kaip ir vingis. Ten vingis gražus, toks tik tai pasigrožėti vingiu. Merkinės piramidė. Unikalus meditacijos ir gydymo objektas. Merkinės piramidę sukūrė lietuvių inžinierius Povilas Zundė. Ji buvo pastatyta 2002 metais ir yra skirta meditacijai bei dvasiniam gydymui. Piramidė buvo suprojektuota remiantis energetinių linijų teorijomis. Todėl tikima, kad joje esanti energija padeda žmonėms pasijausti geriau tiek fiziškai, tiek emociškai. Merkinės piramidė yra ypatinga vieta, kurioje galima pajusti ramybę, susikoncentruoti į savo mintis ir patirti unikalų energetinį lauką. Tai puiki vieta norintiems atsipalaiduoti ir pabėgti nuo kasdienio gyvenimo rūpesčių. Šis objektas yra įdomus ne tik dėl savo dizaino, bet ir dėl jo energetinio poveikio, kuris pritraukia daugybę lankytojų, ieškančių vidinės ramybės ir sveikatos. Namus pasitinka jau šviesos tinklas ir vartuose jau pats užrašas kviečia atrasti save, pažinsi mane. Tu manie, aš tavyje. Taigi mes esame Merkinės piramidėj. Mūsų šiandienos kelias į Merkinės piramidę. Ir tai vienas iš lankomiausių Dzūkijos objektų. Merkinės. Taip, Merkinės piramidė. Palsėjome ant Piliakalnių, tai dabar žinoma apsilankome čia. Ši erdvė, kaip matote, tai yra stiklinis kupolas, Dzūkijos miškų apsupty ir viduj yra piramidė. Žinoma, mes to įeisim čia apsidairysim, aplink miškai, na iš tikrųjų pati vieta vien jau labai graži, švelni, rami tokia, na, autentiškas namas, žiūrėk, dzūkiškos tokios langinės, jau vien prie visko priartėjant, matom labai gražius vaizdus. Mano kelias, tavo kelias, jei ieškai grožio ir šviesos. Mano dabartis, tavo rytojus. Jei sieki džiaugsmo, išminties, tiesos, aš tiltas, jungiantis mane, tave ir tavo visus.
O dabar laukia mūsų naktinė ekskursija po bažnyčią. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia Merkinėje yra svarbus kultūrinis ir istorinis objektas, kurį verta aplankyti kiekvienam besidominčiam Lietuvos paveldu ir architektūrą. Vos kas matęs, nemaniau iš tikrųjų, kad jūsų tiek daug bus, nes tai gerai, viskas gerai. Gerai, tai tada sveiki visi, tokia ypatinga diena, šiandien yra iš tikrųjų tarptautinė muziejų diena ir muziejininkų šventė. Ir jau ne vienerius metus yra ta tokia tradicija, kad muziejų naktis tokia yra idėja vystama jau daugelį šalių ir Merkinė kiekvienais metais vienaip ar kitaip prisideda prie šitą projektą. Reikėtų pasakyti tai, kad pati muziejaus idėja, kaip mes veikiam, kaip mes suprantam muziejų, tai visada buvo pagrindinė, kad muziejus negali būti užsidaręs savo, kaip sakyti, dėžutėje, kažkokiam savo nedideliam plote, visada visais atvejais veikiam tikrai ir miestelį, ir savo erdvėje, ir kalbame apie Merkinę visur, kur įmanoma. Bažnyčia čia buvo kapinės miesto, kurios veikia iki 18 amžiaus. Ir šitoje teritorijoje yra netgi tokių duomenų. Jonas Raitelaitis yra tyrinėjęs būtent Merkinės bažnyčios metrikų knygas. Tai pavyzdžiui, per metus čia netgi laidodavosi apie 40 žmonių. Tai paskaičiuokime, jeigu bažnyčia čia yra įsteigta maždaug 14 amžiaus pabaigoje ir egzistavo iki pat 18 amžiaus, tai faktiškai apie 400 metų čia laidojasi žmonės. Ir jeigu taip grubiai, 20-40 žmonių per metus, koks čia gali būti skaičius? Kas iš jūsų matematikai? Merkinės bažnyčia pastatyta 1648 metais ir yra puikus baroko architektūros pavyzdys. Bažnyčia buvo įkurta kunigaikščio Jurgio Liudviko Sapiegos ir tapo svarbiu religinio gyvenimo centru Merkinėje. Per ilgus metus bažnyčia buvo atnaujinta ir restauruota, tačiau išlaikė savo autentišką architektūrą, stilių ir istorinę vertę. Bažnyčia yra baroko stiliaus, su gausiai dekoruotų fasadų ir įspūdingų interjerų. Bažnyčios viduje yra išlikę daug originalių meno kūrinių, tokių kaip altoriai, skulptūros ir freskos, kurios atspindi 17 amžiaus sakralinio meno grožį. Šalia bažnyčios stovi varpinė, kuri taip pat yra svarbus architektūrinis objektas. Iš čia atsiveria puikūs vaizdai į apylinkes. O naktis bažnyčiai įspūdinga. Na štai, ir aplankėm muziejų naktį. Šiuo atveju bažnyčia, daug istorijų. Bažnyčios lankymas naktį toks tikrai įdomus, savitas, kad bažnyčia atvira turistiniam tokiam pasivaikščiojimui, paveikslų ir istorijų išgirdimui, toksai labai atviras visuomeniai. Tai tikrai daug žmonių, Taip. Įdomu ir net pamatėm vieną Pokštą. Gražų, ne pokštą, čia tokį žaidimą, kad vienas paveikslas yra rodomas tik tai kelis kartus metuose ir matėm to paveikslo uždarimą. Tai reiškia vienas toks labai paveikslas reikšmingas padengiamas kitų paveikslų. Ir tas, kuris yra rodomas tik tai kelis kartus metuose, buvo būtent šiuo kultūrinio tokio kaip ir nakties metu. Jis buvo parodytas, įdomu. Kunigėlis sutiko. Taip, visa šita bendruomenė priėmė visą tokį turistinį pasižiūrėjimą, susipažinimą. Ir tai yra labai šaunu, kad atvira ir įdomu. Tad su šia nata. Bet dar tiesa, daug Lietuvos istorijos tokios buvo. Istorinių tų detalių, Vytis lubose ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai rodo, kad Merkinė labai svarbus Lietuvos objektas, vietovė. Taip, istorija. Dabar jau
Su Sakant, važiuojame mes namo. Naktinis važiavimas namo bus. Kad stirniukai neiššoktų, o taip grįšime turbūt. Iki. Patiko? Spausk laiką. Prenumeruokite ir žiūrėkite keliones.